Taip, dar viena kova, dar viena StarCraft 2 kova. Ir taip, žiūrėsim, kova vyks Metalopolis žemėlapyje. Viršutinėme, net ne kampe, o pačiam viršui, per centrą žemėlapio, loš žaidėjas Viklober. Taip, Vikloberis. Jis bus rožinis, ar tai, greičiausiai rožinis zergas. Ir vėlgi mūsų Tichėsas, ir jis bus šį kartą žalesis Teranas ties 3 valandą Metalopolis žemėlapyje. Metalopolis yra iš MLG, atrodo, serijos, ne? Vadinasi, priešininkai atsiras arti vienas kitą orų, bet ne žeme, ir tarp jų nebus jokie ten plėtiniai ar kažkas, tai, vienu žodžiu. Taip, control names, žiūrėsim lentelę. Žinau, žiūrėsim, kaip mano kompas ištems, biškį pakeičiau kai ką grafikai. Dabar turėtų atsiras daugiau smulkmenų, bet neaišku, ar patrauks mano kompas tas smulkmenas, bet kuriuo atveju žiūrėsim, kas čia gausis. Štai matom, vieną overlordą vos patraukia kompas. Tai pažiūrėsim, kas čia gausis. Taip, spaudžiam D ir žiūrim, kas vyksta. O vyksta tai, kad Vikloberis gaminasi tranus savo ramia galva ir nori štai išsiplėsti ties 15 tranų skaičium. Ir tą ir sėkmingai padarys, nors ir Tichėjusas bandė nuspėti tą žingsnį, jis greičiausiai vis tiek bet kuriuo atveju pamatė. Kas ten dedasi? Ctrl F? Neatsimenu, kuris ten Ctrl Shift F? Atspėjau. Taip, pažiūrėsim, ką šitas darbininkas iššnipinės. Mato, kad vyksta plėtinės, jis savo ruožtu blokuoja rampą ir dabar mūsų zargas nematys, kur vaikšto darbininkas, jis gali pradėti, bet veikiausiai nebus jokių čia bunkerių statymų ir viso kito, kadangi tik vienas barakas yra ir ieškos stebėtojų mūsų pėstininkas, galbūt ką nors bandys gudraus padaryti. Tichėjusas arba tiesiog šiaip nenori, kad kas nors įskristų į bazę, bet kaip tik tuo pat metu jis ir prieštraudamas mano žodžiam numeta bunkerį ties Vikloberio veisyklą. Vikloberis 3 tranų bus per mažai, manyčiau. Nors kita vertus tai gal lingai iššoks kokie, net lingų nedaro, dar tik 2 karalienės. Ir net pėstininkų neeina iš Tichėjuso pusės, tai nežinau. Iš tikrųjų, jokio skirtumo Vikloberiui ar atitraukti 3 tranus ar 4 ar net 5, kad užmuštų šitą bunkerį, ar atitrauktas tam, kad pervest juos prie šitos mineralinės. Didelio skirtumų iš tikrųjų nėra. Štai matom, tai 4 lingai atsiras, kurie sugrauš šitą visą statinį negražų. Tai matom gamyklą ir taip reaktorius. Gali būt, kad susikeis reaktorius su barakas, ar prasidės barakų tų helinų pumpavimas. Ir savo ruožtų, net nematydamas šito fakto, nors gal ir matė. Taip, nematė Vikloberis, kad buvo gamykla statoma. Ir tiesiog iš karto dėl viso pikto numeta tarakonų veisyklą. Čia kaip ir logiška, taip sakant. Jeigu loši prieš taraną, būdamas zergu ir dar ypač, santykinai čia nėra labai didelis toks atstumas žemė. Ypač Helinam, kurie yra antri greičiausiai kariniai vienetai po lingų visame StarCraft žaidime. Ir, tarp kitko, atsirado naujas 1.4 paketas, patobulinimai visi Battle.net'ui. Ir nežinau, man kai kurie patobulinimai nelabai patinka. Yra ten visokiausių, aišku, niuansų mažų. Pas taranus, tarkim, barakai dabar statysis ne 60 sekundžių, 65, aš nežinau, ar tos 5 sekundės labai stipriai daug įtakos taranams patiems.
Na, žemų lygio žaidėjams tai tikrai nieko neįtakos, aukšto lygio žaidėjams, na, aš nesu įsitikinęs. Kas ten dar dalykai pas teranus pasidarė. Kaip ir nelabai aš daugiau ir kad man pamenu iš tikrųjų. Pas teranus žinau, kad šiaip daugiausiai pas zargus, kas darėsi, tą ir įsiminėjau, kad pigesni bus stebėtojai, tai prižiūrėtojai mūsų yra overlordai, stebėtojai bus pigesni, bet tuo pačiu ir, man atrodo, jų ta contaminate, gal čia ne jų gebėjimus, man atrodo, gal ir jų, tas pastatų užteršimas kainuos nebe 75 energijos, o 125, kas, manau, yra, na, šiek tiek per daug. Nemanau, kad labai daug kas intensyviai naudojasi šito gebėjimu, nors kita vertus, jeigu jį teisingai panaudosi, tai geras šiaip dalykas. Taip, žiūrėsim, kad čia mūsų tichėsas dabar pabandys išpešti su 2, tai yra 4 helinais ir 1 šokliu, šoklis matas atsitraukia, gal bandys į pagrindinę bazę įsliūkinti. Taip, matysim, tarakonai čia susitvarkys su šitais 4 helionais, nes sunkiai, matom, dar 2 atrėda, bet jie greičiausiai atsitrauks, nes čia vis tiek šitas gazdinimas, na, didelės naudos net neš ir, na, puikiai susidarota su helenui ankstyvų spaudimu. Ir matom, 3 gamyklas yra pasidaręs Tichėsas, iš 2 pumpos. Tankus jau matom, 1 yra. Tuoj turėtų taip gulties režimas jau į pabaigą eina. Ir žiūrėsim, ką darys dabar mūsų zergas. Matom, 2 dujų geizeris vis didės, bet iš jo dar nieko nesiurbė. Štai karalienė vis laik yra stumdoma visokiausių pašlemėkų, tarakonai, darbininkai tai buldozeriai, kaip pasižiūri, ką jie gali padaryti su tad karalienė, tai siaubas daro, siaubas apima. Taip, matom, Vikloberis suprato, tai yra sužinojo, kad yra jau apgulties režimas pas tankus užbaigtas. Ir, nežinau, bandys čia kažką padaryti, bet man atrodo, čia 2 tankai. 1 tankas dar gal kažką ir būtų padaręs Vikloberis, tačiau su 2 tankais bus sunku susidoroti, ypač kai dar 1 bunkeris yra, kuriam visolavo 1 pėstininkas, bet visgi yra. Ir, na, helenai, kad ir su mėlynu ugnimi tarakonų nelabai virškina. Ir taip, žiūrėsim, čia daugybė lingų, kurie, na, tikrai prieš helenus nieko nepadarys labai daug, nu, nebent sugebės jas puikiai apsupt, kas yra šiek tiek sudėtinga ir reikalauja sugebėjimų. Ir, na ką, Vikloberis pirmauja armijos didumu, ne ženkliai, maždaug 10 vienetų, bet vis tiek pirmauja. Tuoj pažiūrėsime įplaukos pas teraną, aišku, bus didesnis, nes 3 mūlai, na, mūlai vienu žodžiu, yra pagrindinė smūgiamoji darbininkų jėga pas teranus ir jie greičiausiai ir daugiausiai čiulpia visko. Taip, matom, čia tarakonai, matyt, kad išvengt kokių nors numetimų, bet numetimų mes artimiausiu metu nematysim, matysim ginklinio, ne? Ir iš to gali sekti arba torai, arba branduolinės raketos, nors šiaip tai galima būtų jau turbūt dabar statyti. Taip, būtų galima dabar statyti tą vaiduoklio akademiją, taip sakant. Bet štai matom, prižiūrėtojas čia paskraidys, pasižiūrės, kas čia kaip dedas. Jo labiau, kad tai daryti labai ramiai gali, nes helenai ir tankai į orą nešaudo, o 1 pėstininkas, na, jis gali, aišku, atbėgti pašaudęs, bet nežinau. Matom, iš tichėjos komandinis centras, balsas mano lūžta kažko pavargęs, aš matyt. Matom 2 evoliucijos kameras, siurps dabar visus įmanomus patobulinimus, veikiausiai tai jau galėtum ir pradėti siurpti, na, skydus, tarkim. Ir oi, tai čiaudėsi, tai čia. O, dieve šventas, oi. Siaubas. Ne, čia nesluga, čia šiaip čiaudulys. Netikėtas. Taip, matom, benelingų lizdas. Oi, įsitrinkiu mikrofoną. Benelingai bus naudingi, nežinau, prieš helinus tai tikrai bus naudingi. Jie gal neblogai jas taško. Tačiau prieš tankus tai neįtin. Nors kita vertus, tankam bus panaudoti
Lingai. Na ir šiek tiek santykinai, sakyčiau, gal ir gera strategija, bet jeigu Helenui bus už tankų, tada jau bus kita kalba. Ir kad čia sudegino, matosi, Lingą sudegino. Vadinasi, Vikloberis žino, kas čia dedasi. Tichėjas sparčiai didina savo pajėgų skaičių ir matom dabar du torai gaminasi. Taip, matom vieną žvaigždėlavių gamyklą orlaivių. Ir matyt, nežinau netgi kam, gal vikingam ar dar kam, net nesizduoju. Pažiūrėsim, kas čia iš to lys. Nu, pažiūrėsim, ar sugebės susidarot. Matom, 2 mutaliskus turi. O kur tarp kitko yra ta špilis? Čia va geras klausimas. Kur špilis? Ai, va. Na, gan neblogai paslėptas iš tikrųjų. Žiūrėsim, kas čia bus. Oi,